Šitas neįdomus, šitas irgi neįdomus, tas tai išvis neįdomus, kas čia, čia patylėsiu, viskas neįdomu. O, 101 000 peržiūrų. Nesitikėjau, kad tiek galėčiau surinkti. Ir 395 subscriberiai. O gal padarom 400 subscriberių naujų metų progai? Tada būtų zašibis naujai. Jums tai reikia įeiti į YouTube'ės kanalą, parašyti RR Studio ir išmes visą mano channelį. Ten galėsit paspausti prenumeruoti ir taip pat pažiūrėti visus video. Jie visi įdomus, aš tik melavau, kad neįdomus. Tai ką, sveiki, su jumis sveikinas Rička, čia RR Studio, čia mano nauja laidelė Pasigamink pats ir čia aš. Ir ši laidelė yra paskutinio ko gero šiais metais. Bet nepergyvenkit, nes kaip matote pasaulio pabaiga neatėjo, tad kitais metais garantuotai bus mano naujas sezonas. Šitas receptas bus šiek tiek kitoks, nes jis bus labiau priimtinas gurmanams, nes jį sudarys tokie neįprasti produktai, kurie nėra būdingi paprastiems patiekalams, bet bandysim ir žiūrėsim, kas gausis. Kągi mes šiandien gaminsime? Ogi pavadinkime slapta Afroditės dieta. Va taip pavadinsiu savo šitą patiekalą. Nežinau, ar galima teigti, kad čia yra patiekalas, jis labiau man panašesnis į užkandį. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Taigi, šitam receptui mums reikės saulėje džiovintų pomidorų, feto sūrio ir baklažanų. Baklažaną supjaustume pailgomis skiltelėmis, vienodo dydžio. Į įkaitintą keptuvę įpilam nemažai aliejaus, kad apsemtų keptuvės dugną. Aliejų įkaitinkit labai gerai, kad paskui nesigertų į baklažaną, tada baklažanas bus toks nelabai skanus. Štai mūsų aliejus yra įkaitęs, susimažinam ugnį ir dedame kepti baklažanus. Kepame abi pusės vienodai. Stenkitės neperkepti, nes paskui reiks dar kartą kepti pagal savo nuožiūrą. Štai gražiai apkepė mūsų viena pusė. Ją galima pabarstyti pipirais ir druską. Ir palikti kepti į kitą pusę. Tuo tarpu, kol kepa mūsų baklažanai, galim susipjaustyti juostelėmis feto sūrį. Baklažanai jau yra mūsų apkepę, tad juos galima išimti dabar. Ant tų baklažanų dabar dėsime feto sūrį. Tada saulėje džiovintų pomidorų. Ir uždengsime kitą baklažano pusėlę. Tada dedame į keptuvę ir palaikome apie minutę, kol patirps sūris. Viskas, mūsų baklažanai yra paruošti, dedame į lėkštę. Skanaus. Dėkui, kad buvote su manim. Ačiū, kad skirite savo gyvenimo keletą minučių, nepasigailėjot ir už tai paspaudėt laiką. Susitiksime mes lygiai po savaitės, tai yra kitais metais, 2013, kurie yra gyvatės metai. Tad noriu palinkėti, kad gražiai sutiktumėt naujosius, gerai praleistumėt laiką su draugais ar su šeima ir būtinai pažiūrėkite kitais metais antro sezono pirmą laidelę mano. Laimingų naujų metų! Kas įdomu nutiktų, jeigu šitą padegčiau namie?